Daugelis iš mūsų gana gerai suprantame pagrindinius įvykius užfiksuotus mūsų istorijos knygose. Tačiau yra ir tokių istorinių įvykių, kurie yra mažiau žinomi ir atrodo neturintys jokio logiško paaiškinimo. Tikimasi, kad laikui bėgant ir atliekant daugiau tyrimų, sužinosime daugiau apie šiuos atvejus ir pagaliau bus rasta atsakymų. Numeris 10. Archeologinė vietovė Maltoje privertė tyrėjus sukti galvas, nes jiems nepavyko išsiaiškinti, kas sukūrė šią vietą arba kam ji buvo naudojama žmonių gyvenusių šioje teritorijoje prieš 1000 metų. Ši vietovė vadinama Atheliono namų hipogėjų ir ji yra netoli didžiojo Valetos uosto Maltoje. Jos atradimo istorija yra išskirtinė, nes niekas nežinojo apie jos egzistavimą, kol ji visiškai atsitiktinai nebuvo aptikta. 1902 metais akmenskaldys buvo paskirtas statyti namus šioje vietovėje ir jis kaip tik klojo šių pastatų pamatus. Kasdamas žemę, jis netyčia pralaužė Atheliono namų hipogėjaus stogą, tačiau jis net nenutokė, kad ką tik padarė svarbų istorinį atradimą. Kai buvo atlikta vietovės apžiūra, paaiškėjo, kad didžioji pastato viršutinio aukšto dalis jau buvo sunaikinta prasidėjusiais statybos darbais. Tačiau ne viskas buvo prarasta, nes netrukus paaiškėjo, kad apatiniai aukštai liko nepažeisti. Iškasimo darbai prasidėjo nedelsiant, o 1903 metais ši vieta tapo privataus asmens nuosavybė. Ir per ateinančius 8 metus archeologai atkasė kiek įmanoma daugiau komplekso dalių ir buvo nustatyta, kad jis buvo pastatytas iš 3 skirtingų lygių. Istorikai nežinojo, kaip vertinti šią sudėtingą struktūrą, nes ji atrodė kaip labirintas, vedantis į skirtingus kambarius. Jie taip pat rado koridorius ir mažas nišas komplekse, tačiau nebuvo tikri, kam šie kambariai buvo naudojami. Visas labirintas buvo kruopščiai išskaptuotas iš klinties, o dalis atliktų darbų pasižymėjo itin aukšta kokybė. Kai kurie akmens apdirbimo darbai buvo labai kruopštūs ir tikslūs, ir mes neturime jokio supratimo, kaip tai galėjo būti padaryta primityviais įrankiais prieš 1000 metų. Kasiniai tęsintis įvairiose atvirose vietose buvo rasta keletas apskritų duobių ir spėjama, kad šios vietos buvo naudojamos garbinimo ceremonijų metu. Tačiau dėl keistos Atheliono namo hipogeumo konstrukcijos, kai kurie žmonės turi kitų teorijų apie jo paskirtį. Kai kurie istorikai mano, kad šis specifinis statybos metodas buvo pasirinktas siekiant pagerinti komplekso akustinės savybės, nes atrodo, kad kameros yra pritaikytos tam tikriems dažnių spektrams. Jei taip yra, Atheliono namo hipogeumas gali būti vienas seniausių statinių, kada nors sukurtų siekiant pagerinti muzikos instrumentų garsą. Nors pats statinys yra paslaptingas, kai kurie ten rasti reliktai taip pat yra gana keisti. Tarp jų yra statulėlė, kuriai suteiktas pavadinimas Mieganti dama. Manoma, kad ji vaizduoja motiną gamtą, o kai kurių mokslininkų nuomonė tai gyvenimo pabaigos simbolis. Ši vieta, kuri datuojama 4000–2500 metus p.v. reikalauja daug daugiau tyrimų ir kasinėjimai tikriausiai tęsis dar ilgai. Tikimasi, kad tyrimai atskleis daugiau apie šiuos paslaptingus žmones ir jų gyvenimo būdą tais laikais. 9 vieta. Iš pradžių buvo manoma, kad šumerų karalių sąraše yra tik tos civilizacijos mitologijos būtybės ir veikėjai. Tačiau atradimai padaryti DNR analizės dėka gali įrodyti priešingai, suteikdami dar daugiau paslapties šiam keistam radiniui. Pirmasis vardas sąraše datuojamas prieš 226 000 metų, kas gali atrodyti keista, nes istorikai mano, kad tuo metu civilizacijos neegzistavo. Manoma, kad šumerų civilizacija prasidėjo tik 5400 metų p.Š. ir baigėsi po 600 metų. Todėl faktas, kad karalių sąrašas prasideda 100 000 metų anksčiau, sukėlė istorikams sumaištį. Toliau pateikiamas karalių, valdžiusių Šumerą iki 1817 metų p.Kr. vardų sąrašas. Vardai parašyti šumerų kalba, kaip ir tikėtasi, ir jie išraižyti molinėse lentelėse, kurios buvo rastos senovės Mesopotamijoje, dabartinėme pietų Irake. Sąrašas buvo rastas per kelis kasinėjimus tame regione 20 amžiuje, o pirmąjį fragmentą atrado vokiečių ir amerikiečių mokslininkas Hermanas Hilprechtas. Jis aptiko šį atradimą XIX amžiaus pabaigoje, o atlikęs daug tyrimų savo išvadas paskelbė 1906 metais. 1911 metais Žanas Vincentas Šielė atrado daugiau fragmentų ir bėgant metams iš po žemės buvo iškasta 18 fragmentų. Džeime taip pat pasakojama apie Didįjį Tvaną, labai panašų į tą, kuris aprašytas Biblijoje, įvykusį tame regione prieš 1000 metų. Tačiau vis dar nežinoma, ar tai yra išgalvotas ar istorinis pasakojimas.
Kas daro šumerų karalių sąrašą tokį keistą, yra tai, kad kai kurie karaliai paminėti prieš didįjį Tvaną esą valdė 1000 metų, kas žinoma turėtų būti neįmanoma. 8 paminėti karaliai valdė iš viso 341 200 metų. Todėl kai kurie žmonės mano, kad šis sąrašas yra arba išgalvotas, arba perteikia to laikotarpio mitologiją. Karalius Enmuluana yra įrašytas kaip valdęs 43 200 metų, o karalius Kali Kaliuga kaip valdęs 432 000 metų. Tai dar labiau sustiprino mitologijos teoriją, nes skaičius 432 dažnai buvo naudojamas mistikoje per visą istoriją. Jis taip pat yra reikšmingas vikingams, majams ir senovės graikams. Tačiau kiti turi logiškesnį paaiškinimą. Kai kurie istorikai mano, kad šie skaičiai yra užkoduoti formulėje, kuri naudoja 60-tainę šumerų matematinę sistemą. Kai tai pritaikoma sąrašui, laikotarpiai, per kuriuos šie priešpotopiniai karaliai valdė, tampa daug labiau pagrįsti. Tačiau kai tai taikoma po Tvanų valdžiusiems karaliams, sistema neveikia. Pagal sąrašą, kai potvinio vandenys nuslūgo, šumerų karališkumas nusileido iš dangaus į visiškai naują miestą vardu Kišas. Kai kurie karaliai minimi po šio laikotarpio yra Nangis Lišma, kuris valdė 670 metų, ir Zuka-Zuka-Kipas, kuris buvo karaliumi 900 metų. Kai kurie istorikai šiuos ilgus valdymo laikotarpius lygina su karaliais minimais Biblijoje, apie kuriuos taip pat sakoma, kad jie gyveno 100 metų. Kai kurie netgi pasiūlė, kad šis sąrašas kažkaip susijęs su tais karaliais, tačiau tai nebuvo įrodyta. Iš viso po Tvano valdę karaliai valdė 24 510 metų, 3 mėnesius ir 3,5 dienos. Tada karaliaus valdžia persikėlė į Uruką ir kelias kitas vietovės dabartinėme Irake. Toliau tęsiantis sąrašo datoms, kiekvieno karaliaus valdymo laikotarpis trumpėja, išskyrus dar kelis, kurie nurodyti valdę šimtmečius. Ilgą laiką buvo manoma, kad šumerai sukūrė pirmąją žmonijos civilizaciją. Tačiau dėl DNR tyrimo atlikto pagal mėginį, kurį pateikė vyras vardu Albertas Peris, jam buvo pasakyta, kad jo DNR galima atsekti iki protėvio gyvenusio maždaug prieš 338 000 metų, kas buvo laikoma neįmanoma ir daugelio vis dar laikoma neįmanoma. Todėl daugelis žmonių tebėra įsitikinę, kad šio sąrašo karaliai iš tiesų galėjo gyventi 1000 metų. Tačiau kol kas į tai žiūrima atsargiai, kol nebus rasta daugiau informacijos. 8 numeris. Paino sero Čarlzo Kingsfordo Smito atvejas datuojamas 1935 metais. Ir kadangi jis niekada nebuvo rastas, jo byla išlieka neišspręsta Australijos paslaptimi. Smithas buvo gerai žinomas savo gyvenimo metu, nes jis buvo laikomas patyrusiu aviatoriumi, kuris spinduliavo daug žavesio. Jo karjerą žymėjo daugybė žygdarbių, kurių niekas iki tol nebuvo atlikęs. Tarp jų buvo skrydis per visą Australiją be sustojimo, skrydis iš Australijos į Naująją Zelandiją, tada iš Australijos į Londoną ir pirmasis Ramiojo vandenyno kirtimas rytų kryptimi. Visi šie žygdarbiai yra įspūdingi patys savaime, tačiau juos nustelbė 1935 metais įvykę įvykiai. Viskas prasidėjo tų metų lapkričio 7 dieną, kai Smithas nusprendė skristi iš Londono atgal į Australiją. Tuo metu Smithui arba Smičiui, kaip jį vadino draugai, buvo 38 metai ir jis nusprendė skrydį dalintis su Tomiu Pederbridžiu. Ta vakarą, saulei leidžiantis, jie abu pakilo vienvarikliu lėktuvu pavadintu Lady Southern Cross. Jay sustojo pasipildyti degalų Allahabade, Indijoje, po to išvyko į Singapūrą. Jie buvo pastebėti ore, kai praskrido pro kitą pilotą, Jimmy Melrose'ą, kuris iš karto pranešė apie šį susitikimą, nes buvo labai sujaudintas sutikęs garsųjį duetą. Manoma, kad Melrose'as buvo paskutinis žmogus matęs Smithą ir Pederbridge'ą prieš jiems dingstant. Reikėtų pažymėti, kad Smithui, vos nepražuvusiam skrendant virš Bondi paplūdimio jaunystėje, išsivystė akvafobija. Tai reiškia, kad kiekvieną kartą skrendant virš vandens jį apimdavo panikos priepuoliai. Tačiau lieka nežinoma, ar tai turėjo kokios nors įtakos jo dingimui. Tačiau tai atrodo mažai tikėtina, nes kartu su juo buvo antrasis pilotas, kuris bet kurią akimirką galėjo perimti lėktuvo valdymą. Kai pora nepasiekė savo kelionės tikslo, buvo iškelta daug teorijų apie tai, kas jiems galėjo nutikti. Dauguma žmonių manė, kad jų lėktuvas sudužo į aukštus medžius Island saloje Mianmare ir tam buvo rimta priežastis. Žemėlapyje, kuriuo naudojosi Smithas, ta sala dar nebuvo pažymėta, todėl jis galėjo pamiršti, kad ji yra jo kelyje. Be to, vienas iš lėktuvo važiuoklės kojų buvo rastas saloje maždaug po 18 mėnesių, kai pora dingo.
Praėjus 3 mėnesiams po jų dingimo, kitas lakūnas pranešė matęs saloje keletą aukštų medžių, kurie buvo perlaužti pusiau, tačiau kadangi daugiau nuolaužų nerasta, nebuvo galima nustatyti, ar tai įvyko dėl Smithaus lėktuvo katastrofos. Kai kurie žmonės mano, kad važiuoklė tiesiog buvo išmesta į krantą saloje, o Smithaus lėktuvas iš tikrųjų nukrito daug toliau į pietus. Nuo to laiko keli žmonės, įskaitant istoriką Ianą Mackenzie, ieškojo saloje daugiau užuominų, tačiau be rezultatų. Kadangi daugiau nieko nebuvo rasta, Smithaus ir Petherbridge'o dingimai taip ir liko neišaiškinti, o įvykiai nutikę tą naktį galbūt niekada neišvys dienos šviesos. 7. Visada kelia nerimą, kai randama įrodymų, kad žmogus, kuris laikomas mirusiu, iš tikrųjų kažkur gyvas, apie tai nežinant jo draugams ir šeimai. Nors niekada nebuvo galutinai įrodyta, kad Herschelis Greenspanas išgyveno Antrąjį pasaulinį karą, viena nuotrauka atrodo tai patvirtina. Greenspanas, kilęs iš Hanoverio, Vokietijos, niekada oficialiai netapo Vokietijos piliečiu dėl 1913 metų Vokietijos pilietybės įstatymo, kuris numatė, kad vaikas gimęs Vokietijoje gali gauti pilietybę tik tuo atveju, jei abu jo tėvai taip pat gimė ten. Vietoj to jis tapo Lenkijos piliečiu kartu su likusia savo šeima po Pirmojo pasaulinio karo pabaigos. Gyvendamas Hanoverio mieste buvo paskelbta, kad visi Lenkijos žydai Vokietijoje bus suimti ir Greenspano šeima buvo tarp 12 000 žmonių, kurie buvo sulaikyti. Visas jų turtas ir žemė buvo konfiskuoti, o jie buvo priversti traukiniu grįžti į Lenkiją. Kai jie pasiekė sieną, turėjo eiti apie 2 mylias, kad pasiektų miestą, tačiau jiems buvo uždrausta įeiti ir jie turėjo likti prie sienos, kur jais rūpinosi Raudonasis kryžius. Sąlygos buvo siaubingos ir daugelis žmonių susirgo. Greenspanas nebegalėjo pakęsti tokio elgesio, todėl sugalvojo nedorą planą. Gavęs šiek tiek pinigų, jis nusipirko šaunamąjį ginklą ir nuvyko į Vokietijos ambasadą Paryžiuje. Jis pareikalavo pasikalbėti su ambasados pareigūnu, teigdamas, kad yra šnipas ir turi svarbios informacijos, kurią nori pasidalinti. Jis pareiškė, kad informaciją perduos tik ambasadoriui, kurį vadino jo ekscelencija. Tačiau jam teko tenkintis pokalbiu su Ernstu von Ratu, žemesnio rango pareigūnu. Jis buvo nuvestas į von Rato kabinetą, kur jo paprašė aptarti minėtą informaciją, tačiau vietoj to Greenspanas išsitraukė ginklą ir iššovė. Jis buvo nedelsiant suimtas ir visiškai prisipažino dėl nusikaltimo. Greenspanas tapo savotiška įžymybė dėl savo skubotų veiksmų ir davė keletą interviu, būdamas Frenės kalėjime Paryžiuje. Prokuratūra bandė jį grąžinti į Vokietiją, kad ten būtų teisiamas, tačiau Prancūzijos vyriausybė atsisakė. Galiausiai jis buvo perkeltas į Burgasą, tačiau jam ir keliems kitiems kaliniams ten būnant pervežamiems, juos užpuolė vokiečių lėktuvai. Kai kurie kaliniai sugebėjo pabėgti per kilusį chaosą ir buvo manyta, kad Greenspanas prisijungė prie jų, nes tarp tų, kurie galiausiai pasiekė Burgasą, jo nebuvo. Jei jis būtų tai žinojęs, tikriausiai būtų pabėgęs, tačiau vietoj to jis nuėjo į Burgasą, kur pats pasidavė policijai, paaiškindamas, kad po atakos, kai buvo surinkti visi kiti kaliniai, jis tiesiog buvo paliktas. Tada jis buvo įkalintas Tulūzoje, tačiau vokiečiai vis dar jo ieškojo. Kadangi tuo metu Prancūzija jau buvo pasidavusi, jie reikalavo, kad Greenspanas būtų perduotas, nepaisant to, kad jam buvo atsisakyta suteikti Vokietijos pilietybę. Prancūzijos vyriausybė šiam reikalavimui neprieštaravo ir Greenspanas buvo įkalintas Princo Albrechto gatvėje. Vėliau jis buvo perkeltas į Magdeburgą, tačiau jo likimas po to liko nežinomas. Kai kurie žmonės mano, kad jis mirė būdamas nelaisvėje, tačiau kiti spėliojo, kad jam pavyko išgyventi karą ir jis persikėlė į Paryžių. Šią teoriją 1946 metais sustiprino nuotrauka, kurioje daugelio teigimu buvo pavaizduotas Greenspanas. Nuotrauka buvo padaryta Vokietijoje ir nors niekada nebuvo patvirtinta, kad tai iš tikrųjų buvo Greenspanas, daugelis žmonių tiki, kad jis toliau gyveno ilgą gyvenimą, likdamas nepastebėtas Vokietijos valdžios. 6. vieta. Karinis personalas dešimtmečius praneša apie keistas šviesas danguje ir neišspręsta 2 pilotų Felikso Monklos ir Roberto Wilsono dingimo byla nėra išimtis. Incidentas įvyko 1953 m. lapkričio 23 naktį. Sprendžiant iš visų pasakojimų, tai buvo audringa naktis, o JAV oro gynybos vadovybės nariai, dislokuoti netoli Kanados sienos, tapo įtariais, kai savo radarų įrangoje pastebėjo artėjantį orlaivį. Iš pradžių buvo spėliojama, kad tai gali būti Kanados orlaivis, tačiau norėdami įsitikinti, iš netoliese esančios Kinroso oro pajėgų bazės pakėlė F-89C Scorpion naikintuvą tyrimui. Lėktuve buvo pirmasis leitenantas Feliksas Monkla, kuris pilotavo lėktuvą, ir antrasis leitenantas Robertas Wilsonas, kuris buvo atsakingas už orlaivio sekimą radarų.
Per artimiausius kelis mėnesius ore pradėjo dėtis labai keisti dalykai ir pasak ufologų, tai tapo vienu keisčiausių karinių NSO stebėjimų kada nors užfiksuotų. Buvo manyta, kad orlaivį bus gana lengva surasti, tačiau taip nebuvo. Kai naikintuvas pakilo, Wilsonas sunkiai sekė orlaivį radaru, nes šis nuolat keitė savo kursą. Ši informacija buvo perduota antžeminiai įgulai, kuri tada pradėjo nukreipinėti Monklą. Jis pagreitino iki 500 mylių per valandą ir galiausiai pradėjo vytis neatpažintą orlaivį, tačiau tuo metu jau buvo praėjusi pusvalandis. Žemės įgula buvo nustebinta kito orlaivio manevringumo ir neramiai stebėjo, kaip naikintuvas pradėjo artėti prie savo taikinio. Jie nurodė Monklai nusileisti nuo 25 000 iki 7 000 pėdų. Ir maždaug už 70 mylių nuo Kivinos kyšulio pakrantės jie pagaliau pasivijo nežinomą objektą. Kariniai pareigūnai, kurie stebėjo radarą, teigė, kad 2 taškai jų ekrane pradėjo artėti vienas prie kito, tačiau tada įvyko neįsivaizduojamas dalykas. Monkla ir Wilsono signalas radarų ekrane staiga dingo, sukeldamas didelį susirūpinimą visiems dalyvavusiems. Praėjus vos kelioms sekundėms, antrasis orlaivis staiga pakeitė kryptį, o tada ir jo taškas be paaiškinimo dingo iš ekrano. Į tą vietą nedelsiant buvo nusiųsti kiti orlaiviai, kad išsiaiškintų, kas nutiko, tačiau jokių 2 vyrų pėdsakų nerasta. Paieškas vykdė JAV oro pajėgos, pakrančių apsaugos tarnyba ir Kanados oro pajėgos, tačiau be rezultatų. Savo pranešime žiniasklaidai kariuomenė paaiškino, kad 2 signalai jų radare vienu momentu tarsi susiriejo, o po to jų naikintuvas staiga dingo lyg į vandenį prasmegęs. Tačiau netrukus jie pakeitė šį pareiškimą ir teigė, kad radarų operatorius neteisingai interpretavo tai, ką matė, o Monkla ir Wilsonas sėkmingai perėmė objektą, kuris buvo Kanados oro pajėgų C-47 modelio lėktuvas. Jie taip pat teigė, kad lėktuvas nukrypo apie 30 mylių nuo numatyto maršruto ir įskrido į draudžiamą oro erdvę. Paklausti apie Wilsoną ir Monklą, jie spėliojo, kad pilotą staiga ištiko galvos svaigimas, dėl kurio lėktuvas nukrito į aukštutinį ežerą, kai abu vyrai grįžo į bazę po sėkmingai įvykdytos misijos. Kanados kariuomenė pareiškė, kad tai buvo išgalvota, nes tą naktį jie nebuvo išsiuntę jokių skrydžių. Be to, Monklos žmona iš pradžių buvo informuota, kad jis nukrito į ežerą, o vėliau, kad jo lėktuvas sprogo ore. Bet kokia informacija apie šią konkrečią misiją buvo pašalinta iš kariuomenės įrašų, o incidentas niekada nebuvo iki galo paaiškintas. Daugelis žmonių mano, kad tai buvo susidūrimas su nežemišku aparatu. Tačiau ar tai tiesa ar ne, greičiausiai liks nežinoma visuomeniai, nes jokių šios misijos įrašų net neegzistuoja. Numeris 5. Jei paklaustumėte atsitiktinio žmogaus gatvėje, kas jo manymu atrado Ameriką, 99% žmonių atsakytų Kristupas Kolumbas. Taip mus mokė mokykloje ir istorijos vadovėliai. Tačiau pasak kai kurių šaltinių, pirmasis žemyną pasiekė būtent valas. 1170 metais Ovainas Gvinedas buvo ceremoninės grafystės Velse, pavadintos Gvinedu, valdovas, ir jis vis dar laikomas vienu geriausių bei svarbiausių karalių, kokius tik yra turėjusi šalis. Nekartą Ovainas ir Anglijos karalius Henrikas II susikirsdavo dėl Velso nepriklausomybės ir plėtros, nes Henrikas siekė susigrąžinti Velsą Anglijai. Galiausiai Henriką nugalėjo Ovainas ir jo sąjungininkai Velse, kuriems tą dieną padėjo prasti orai. 1170 metais Ovainas mirė ir beveik iš karto tarp jo 13 vaikų kilo vidaus nesantaika dėl to, kas paveldės sostą. Du jos sūnus Madijakas ir Riridas nusprendė, kad nenori turėti nieko bendro nei su ginču, nei su likusia šeima. Jie įlipo į laivą Londrygo mieste ir, pasak legendos, pradėjo plaukti į vakarus, neturėdami konkretaus tikslo, nusprendę pažiūrėti, kur juos nuves likimas. Jie perplaukė Atlanto vandenyną ir galiausiai atsitiktinai pasiekė Amerikos žemyną. Jie nusprendė, kad turi pasidalinti šiuo atradimu su savo tauta, todėl Madijakas išplaukė atgal namo, kad atsivežtų daugiau vyrų. Grįžęs jis vietinius užbūrė pasakojimais apie savo keliones ir naująjį pasaulį, kurį jis su broliu atrado. Susižavėję jo pasakojimais, daugelis vyrų užsirašė į antrąją kelionę ir 1117 metais jie išplaukė iš Landžio salos. Sakoma, kad grupė sugrįžo į Ameriką ir išsilaipino Mobilio įlankoje Alabamoje, o iš ten jie patraukė aukštyn Alabamos upe, kur pakeliui pastatė keletą akmeninių tvirtovių.
Amerikos čiabuvių gentys vis dar apie tai kalba ir patvirtino, kad šias tvirtovės pastatė baltaodžiai vyrai, nors niekada nebuvo įrodyta, kad tai buvo Madijakas ir jo jūreivių grupė. Tačiau istorikai patvirtino, kad šios struktūros labai panašios į Duluido Aleno pilį Konvio grafystės savivaldybėje Velse. Šios pačios struktūros datuojamos laikotarpiu prieš Kristupo Kolumbo atvykimą į žemyną. Todėl daugelis žmonių mano, kad tikrasis atradėjas buvo Madijakas. Nei Madijakas, nei Riridas, nei kuris nors iš jų vyrų daugiau niekada nebuvo matyti. Ir spėjama, kad jie nusprendė pasilikti Amerikoje, kur pradėjo gyventi vietinėje gentyje kaip jos nariai. 4. vieta. Seto medžiaga yra knyga, kurią parašė Jane Roberts ir jos vyras Robertas Batsas. Tačiau jis skiriasi nuo bet kurios kitos kada nors išleistos knygos, nes jie teigia, kad joje užfiksuotas jų bendravimas su esybe vardu Setas. Ši istorija prasideda 1963 metais, kai Jane ir Robertas sugalvojo atlikti tyrimą knygai, kurią Robertas rašė apie ekstrasensorinį suvokimą. Jie nusipirko spiritizmo lentą ir pradėjo eksperimentuoti, norėdami sužinoti, ar gandai apie šias lentas yra teisingi. Jie nė nenumanė, kad jų gyvenimai netrukus pasikeis visam laikui. Tų metų gruodžio 3 dieną jie pradėjo kalbėti su vyriška esybe, kuri teigė, kad jos vardas yra Setas. Jie pradėjo užrašinėti šiuos pokalbius, tačiau galiausiai Jane pradėjo gauti žinutes be spiritizmo lentos, tarsi jos būtų jai tiesiogiai perduodamos į smegenis. Tai reiškia, kad lenta nebereikalinga, nes Jane galėjo tiesiog perduoti žinutes Robertui, kuris jas užrašydavo. Setas paaiškino, kad jis yra grynos energijos būtybė ir kad jis nebeturi jokio susidomėjimo fiziniu pasauliu. Jis pridūrė, kad jau baigė visas savo reinkarnacijas Žemėje ir dabar gyvena alternatyvioje egzistencijos plotmėje. Be to, informacija, kurią jis perdavė porai, buvo suteikta daugeliui kitų žmonių praeityje. Tačiau su kiekviena nauja karta, jis ir kitos būtybės vėl iš naujo kartodavo savo žinutes. Setas atrodė gerai išmanantis šiuolaikinę kalbą, o Jane tvirtino, kad daug kartų po pokalbio su Setu ji neprisiminė nei pačio pokalbio, nei to, kad būtų gėrusi vyną jo metu. Nors iš Seto buvo gauta daug žinučių, jo pagrindinis tikslas buvo išmokyti Jane ir visą pasaulį, kad jie gali kurti savo realybę vien tik savo mintimis ir įsitikinimais. Jis taip pat paaiškino, kad reinkarnacija yra visiškai tikra ir kad tai yra vienas iš pagrindinių egzistencijos principų. Kalbėdamas apie tai, kad kiekvienas žmogus kuria savo realybę, jis pateikė paaiškinimą, kaip tai veikia. Bet kurio žmogaus vidinis ego yra atsakingas už jo fizinės formos ir artimiausios fizinės aplinkos sukūrimą. Patirtys, kurias jie išgyvena, yra nulemtos jų lūkesčių, įsitikinimų ir požiūrio, ir jas sukuria išorinis ego. Trumpai tariant, Setas paaiškino, kad kiekvienas žmogus patiria tą gyvenimą, į kurį sutelkia dėmesį. Ir kad tai gali būti pakeista tik tada, kai jie nusprendžia pakeisti savo lūkesčius ir įsitikinimus. Jane tai paaiškino plačiau, teigdama, kad mus supanti fizinė aplinka yra kuriama mūsų proto. Šios mintys tada užpildomos energija, kuri kyla iš masių proto, o įvykiai, kuriuos patiriame tiek kaip grupė, tiek kaip atskiri asmenys, yra kuriami tokiu pačiu būdu – per mintį ir energiją. Be to, Setas teigia, kad realybė neturi nei pradžios, nei pabaigos ir pažadėjo, kad kiekvienas, kuris juos seks, patirs pakitusios sąmonės būsenas ir nuotykius, apie kuriuos niekada nebūtų galėjęs net pasvajoti. Šios sesijos tęsiasi dar 21 metus, kol Jane mirė 1984 metais. Nors daugelis žmonių tiki, kad Setas iš tikrųjų niekada neegzistavo, daugelis kitų rado išminties Jane'ės raštuose, nes jautė, kad jos knygos pakeitė jų požiūrį į pasaulį į gerąją pusę. Numerous tries. 14 ir 15 amžiuose kilminga Corte Realų šeima, kilusi iš Ispanijos, buvo žinoma dėl meilės pasaulio vandenynų tyrinėjimui. Šeimos du sūnūs, Gasparas ir Miguelis, šią meilę paveldėjo iš savo tėvo Joao Vaz Corte Realo. Sakoma, kad Gasparas buvo tikrasis nuotykių ieškotojas iš šių dviejų, nes jis užaugo klausydamasis pasakojimų apie tolimas žemes ir greitai išmoko skaityti žemėlapius. Jo nuotykių troškimą dar labiau kurstė iki 1500 metų kitų keliautojų padaryti atradimai. Nauji prekybos keliai, nauji žemynai, teritorijos ir rasės, kurių jie niekada anksčiau nebuvo matę. Suaugęs Gasparas buvo pasirinktas Portugalijos karaliaus Manuelio I prisijungti prie kitų keliautojų ir atrasti naujas teritorijas. Ir savo pirmosios kelionės metu jis galėjo pasiekti Grenlandiją, nors ši teorija vis dar ginčytina. Jis teigė, kad prieš jam ir jo vyrams išlipant į sausumą, blogas oras privertė juos grįžti atgal, tačiau jis visiškai ketino sugrįžti su daugiau vyrų. Surinkęs didelę tyrinėtojų grupę 1501 metais, jis vėl išplaukė, šį kartą su 3 laivais. Kai jie pasiekė tą vietovę, kelionė buvo sunki dėl apledėjusių sąlygų.
Laivai nebuvo pritaikyti plaukti per ledus, todėl Gasparas nusprendė pakeisti kursą ir manoma, kad grupė išsilaipino Newfoundlande arba galbūt Labradore. Ekspedicija buvo sėkminga ir Gasparas kartu su savimi į Portugaliją parsigabeno apie 60 žmonių gyvenusių šioje vietovėje. Tačiau pakeliui nutiko kažkas mums nežinomo, nes kiti du laivai saugiai pasiekė krantą, o Gasparo laivo niekur nebuvo galima rasti. Miguelis negalėjo susitaikyti su tuo, kad jo brolis tiesiog dingo. Ir kadangi jis taip pat mėgo nuotykius, bei buvo pažadėta dalis atrastos žemės, jis nusprendė pradėti Gasparo paieškas. 1502 metais jis surinko naują jūreivių komandą ir su 3 laivais išplaukė iš Lisabonos. Jis grįžo į tą vietovę, kurioje paskutinį kartą buvo matytas jo brolis. O tai reiškė, kad jis ir jo vyrai turėjo plaukti tais pačiais lediniais vandenimis, su kuriais buvo susidūrę Gasparas ir jo įgulos. Tai nebuvo didelė problema, nes jie be didesnių sunkumų pasiekė tą vietovę. Tačiau tada Miguelis padarė lemtingą klaidą. Jis nusprendė, kad jiems reikia greičiau apžiūrėti didesnį plotą ir įsakė 3 laivams išsiskirstyti. Jie susitarė susitikti tam tikroje vietoje to metų rugpjūčio viduryje ir 2 laivai tikrai atvyko, tačiau Miguelio laivas dingo, kaip ir jo brolių. Spėjama, kad jo laivas buvo arba negrįžtamai sugadintas ledo, arba nuskendo per audrą. Tačiau Corte Corterealų šeima nepasidavė. 1503 metais jų brolis Vaskas Anesas išsiuntė 2 laivus į tą pačią vietovę ieškoti brolių, kadangi jam, suprantama, nebuvo leista lydėti ekspedicijos. Kai kurie istorikai spėja, kad vienas arba abu broliai nusprendė negrįžti į Portugaliją ir ilgai gyveno vienoje iš šių vietovių. Tačiau tai žinoma niekada nebuvo įrodyta ir istorikai gali tik spėlioti, kas nutiko Corte Cortereal broliams prieš tiek šimtmečių. Numeris 2. Sakoma, kad varpinių taurių žmonės buvo svarbus atnešant bronzos amžių į Didžiąją Britaniją ir galbūt padėjo perkurti Stonehenge. Tačiau mes žinome labai mažai apie šią civilizaciją ir jų gyvenimus. Dabar, remintis DNR analizę, manoma, kad varpinių taurių žmonės atvyko į Didžiąją Britaniją kažkur tarp 2400 ir 2600 metų prieš mūsų erą ir kad jų atvykimas reiškė neolito laikotarpio pabaigą. Be to, sakoma, kad jų DNR beveik visiškai pakeitė pirminių Didžiosios Britanijos gyventojų DNR, o tai reiškia, kad beveik nė vienas iš salos pirminių gyventojų nėra susijęs su dabartiniais ten gyvenančiais žmonėmis. Tai buvo nustatyta tyrimo metu, kai buvo lyginama žmonių palaidotų Didžiojoje Britanijoje prieš ir po šių paslaptingų žmonių atvykimo DNR. Pagrindinis tyrėjas profesorius Ianas Barnesas pranešė, kad DNR rasta žmonių palaidotų po jų atvykimo palaikuose buvo nepaprastai skirtinga nuo pirminių gyventojų DNR, o tai rodė, kad įvyko didžiulis gyventojų pasikeitimas. Varpinių taurių žmonės šį pavadinimą gavo dėl savo išskirtinio keramikos stiliaus. Maždaug prieš 4500 metų jie pradėjo gaminti varpo formos keramiką, kokios niekada anksčiau nebuvo matyta ir kuri pirmą kartą pasirodė dabartinėje Ispanijoje ir Portugalijoje. Šis stilius greitai tapo madingas Europoje, o po 100 metų pirmą kartą buvo pastebėtas Britanijoje. Nors tvirtas šio reiškinio paaiškinimas nerastas, mokslininkai siūlo, kad varpinių taurių žmonės masiškai migravo ir kad jie šį keramikos stilių atsinešė su savimi, kad ir kur bekeliautų. Per kelis šimtus metų į Britaniją atvyko dar daugiau varpinių taurių žmonių ir netrukus jie beveik visiškai pakeitė pirminių šio regiono gyventojų DNR. Mes netgi turime gerą supratimą, kaip jie atrodė. Dėl išanalizuotos DNR tyrėjai mano, jie turėjo šviesią odą, šviesius plaukus ir šviesias akis. Jų atlikimo metu Didžiosios Britanijos vietiniai gyventojai dažniausiai turėjo rudas akis, rudus plaukus ir alyvuogių spalvos odą, kas šiandien jau tikrai nebėra tiesa. Tai atrodo patvirtina teoriją, kad pirminiai gyventojai buvo palaipsniui pakeisti, nes varpinių taurių kultūros žmonės susilaukė vaikų su vietiniais, kurie ilgainiui išnyko iš istorijos. Kalbant apie varpinių taurių kultūros žmonių kilmę, iš pradžių buvo manoma, kad jie kilę iš Liberijos, tačiau ekspertai dėl to nėra visiškai tikri. Taip pat buvo pasiūlyta, kad jie maišėsi su medžiotojais rinkėjais Europoje prieš keliaudami į Didžiąją Britaniją, o tai reiškia, kad jų DNR taip pat buvo pakitusi dar prieš atvykstant. Nėra įprasta, kad vienos grupės DNR visiškai dominuotų ir galiausiai nustelbtų kitą. Tačiau kai kurie mokslininkai mano, kad tam yra paaiškinimas. Jie mano, kad galėjo kilti epidemija ir po jos sekė tragedija. Labai tikėtina, kad varpinių taurių kultūros žmonės buvo atsparūs ligos poveikiui, o pirminiai Britai ne. Taigi, varpinių taurių kultūros žmonės galėjo toliau klestėti, o Britai pasidavė marui, todėl jų DNR per daugelį metų sumažėjo.
Netgi buvo pasiūlyta, kad jie pradėjo naudoti Stonehenge'ą ir daugelį kitų neolito laikotarpio objektų pastatytų Britanijoje ir galbūt prisidėjo prie garsiojo paminklo pertvarkymo, nors tai nėra rodyta. Jie supažindino vietinius Britanijos gyventojus su metalo apdirbimu, lankininkyste ir savo išskirtiniu keramikos stiliumi. Jei bent kas nors iš to kada nors bus galutinai įrodyta, tai galėtų pakeisti istorijos vadovėlius, kaip mes juos žinome. Tačiau kol kas mums dar daug reikia sužinoti apie šiuos senovinius varpinių taurių kultūros žmonės. Numeris 1. Per amžius archeologai atrado nuostabių artefaktų, kurių atrodo neįmanoma paaiškinti. Kai kurie randami pačiose netikėčiausiose vietose, kur jiems ne vieta, o kitus sukūrė žmonės, apie kuriuos niekada anksčiau nesame girdėję. Apie kai kuriuos sakoma, kad jie turi prakeiksmus, o kituose pavaizduoti gyvūnai ir objektai, kurių mums nepavyko atpažinti. Todėl tai kurie tiki, kad juos sukūrė nežemiškos būtybės arba civilizacijos, kurios nugrimzdo į laiko užmarštį. Taip pat yra tokių artefaktų, apie kuriuos sakoma, kad jie yra apsėsti arba juose gyvena pikta dvasia. Tokios ataskaitos dažniausiai vertinamos skeptiškai, tačiau daugelis lankytojų apsilankančių Egipto ekspozicijoje Mančesterio muziejuje tvirtina, kad vienas iš ten eksponuojamų artefaktų turi savo valią. Minimas eksponatas yra Vidurinės karalystės laidojimo statulėlė, kuri eksponuojama stiklinėje vitrinoje muziejuje. Iš pradžių manyta, kad tai tiesiog dar vienas iš šimtų per daugelį metų atrastų senovės Egipto artefaktų. Tačiau vieną dieną viskas pasikeitė. 2013 m. vasarį muziejaus kuratorius Campbellas Price'as vedė ekskursiją po Egipto skyrių, kai pastebėjo kažką keisto, kas neturėjo būti įmanoma. Statuėlė, vadinama Nab Senu, senovėje būtų buvusi palaidota kartu su faraonu, nes buvo tikima, kad ji taps antrine faraono dvasios buveinė, jei jo mumija būtų sunaikinta. Reikia pažymėti, kad mumija ir statuėlė muziejui buvo padovanotos 1933 metais ir nuo to laiko jos buvo laikomos atskirai viena nuo kitos. Ta diena Price'as apstulbo, kai pastebėjo, kad artefaktas buvo pasuktas ne ta kryptimi ir jis neturėjo jokio paaiškinimo, kodėl taip nutiko. Jis paklausė kitų muziejaus darbuotojų, ar kas nors jį buvo pajudinęs, bet niekas to nebuvo daręs. Be to, tik keli žmonės turėjo raktus nuo to konkretaus vitrinos, tačiau niekas nebūtų pajudinęs statulėlės, nepasitaręs su juo iš anksto. Jis atidarė vitriną, grąžino statulėlę į pradinę padėtį ir vėl užrakino vitriną. Kitą dieną ji vėl buvo pasukta kita kryptimi, o dar kitą dieną vėl pajudinta. Jis tikėjo, kad tam turi būti logiškas paaiškinimas, pavyzdžiui, vibracijos, kurių jis ir jo lankytojai nejautė. Tačiau nė vienas kitas eksponatas toje pačioje vitrinoje nebuvo pajudėjęs ir Price'as liko sutrikęs. Kadangi buvo įtariama, jog kažkas galėjo patekti į vitriną, į ją buvo nukreipta kamera, kuri kas minutę darydavo nuotrauką. Peržiūrėjus nuotraukas, muziejaus darbuotojai nustebo pamatę, kad artefaktas pats savaime sukasi, o kiti liko visiškai nejudrūs. Buvo pasiūlyta, kad sukimasi galėjo sukelti nevienodą trintis, kas tikrai yra tikėtinas paaiškinimas, tačiau Price'as liko skeptiškas. Jis pranešė, kad statulėlė jau kurį laiką buvo padėta toje pačioje vitrinoje ir anksčiau niekada nebuvo pajudinta, o taip nebūtų, jei dėl to būtų kalta tokia trintis. Daugelis ekspertų pasisakė apie šią teoriją, tačiau niekas nesugebėjo paaiškinti, kodėl artefaktas staiga pradėjo taip elgtis, kai anksčiau visada išlikdavo visiškai nejudrus. Ji vis dar eksponuojama ir šiandien, kad kiekvienas galėtų ją pamatyti. Jei tik pakanka drąsos, žinoma. Labai jums ačiū, kad žiūrėjote. Jei jums patiko šis vaizdo įrašas, būtinai paspauskite mygtuką patinka. Taip pat nepamirškite prenumeruoti ir paspausti pranešimų varpelio, kad nepraleistumėte mūsų būsimų įkėlimų. Mano vardas yra Top 5 Unknowns ir pasimatysime kitame vaizdo įraše.